Labą dieną visiems. Iš tikrųjų įdomu stebėti, kad gyvenimas tampa vis labiau paprastesnis. Ir jis taip stipriai paprastėja ryšium su tuo, kiek problemų daugėja visur, pavyzdžiui, pasaulyje žiūrint, per naujienas, per žinias. Iš tikrųjų, kuo problemų daugėja ir kuo jos yra sudėtingesnės, tuo viskas darosi daug paprasčiau, nes to labiau mes suprantam, kad nieko negalim tam pakeisti. Ir tada jau galim pradėti galvoti, o kaip mums užsitikrinti bent jau gerą būseną savo viduje. Ir iš tikrųjų čia ir yra esminis klausimas. Ir iš tikrųjų čia ir yra tai, nuo ko reiktų pradėti, o ne kuo, man atrodo, reiktų užbaigti. Nes kartais tai kaip užbaigimo mintis ateina, kad atrodo, viskas čia yra beprasmiška, tiesiog neįmanoma ir neaišku, ką čia daryti. Ir pasiduodu vos ne ir tada, gerai, tai tada kaip čia man iš vidaus geriau pasijaus, bent tiek aš galiu padaryti, ne? Tada žmogus pradeda domėtis iš tom, kas yra svarbiausia. Ir tada gal netgi kiekviena ta diena gaunasi tokia, kad o kaip šiandien pragyventi taip, kad viduje jaustis gerai ir kuo labiau visus savo veiksmus projektuoti iš to, kad aš jaučiuosi gerai ir nekeliu disharmonijos kažkokios, nesvarbu, kas nutiktų aplinkoje, kad ten mane kažkas nervina, nesigauna, vėluoja, apgavo, ne tai padarė, nepadarė, nekeliu. Nes kiekvieną kartą, kai pakeliu, pradedu blogai jaustis. Ir jeigu rezultatas nėra taip svarbu, nes iš tikrųjų galbūt problemų tiek, kad nebėra svarbu, tada rezultatas, kuris tikrai svarbu, yra kaip jaučiuosi, nes tą aš visada jaučiu, nesvarbu, kas ten gaunasi ar nesigauna. Ir čia nėra naujiena, kad didėjant kažkokiam spaudimui, kristalizuojasi, išsigrynina tai, kas yra svarbiausia. Tada žmonės pradeda galvoti, gal čia reikia nebedaryti tų nesąmonių. Nežinau, ką ten darė kažką, kur nebuvo taip svarbu ir galbūt antiek apsikrovė, kad neturėjo savo laiko. O dabar, kai galbūt ateina kažkokia, kažkoks laikas, čia, muitai dar ten, ir kai kurie verslai tiesiog pasidarė kaip pauzę tokią, nes nėra aišku, kaip toliau daryti. Ne tai, kad ten visiškai pauzė, bet susilaiko nuo kažkokių žingsnių, ne? Ir kažkuriem žmonėm, jeigu jie kažkaip susiję su tuo, gali būti tokia irgi kaip pertrauka, kaip kad buvo karantinas. Tai irgi kaip tokia atsidaro langas, galimybė paeksperimentuoti su tuo, ką paminėjau, kad pabandyti kažkaip pasigilinti savo jausmą, kad kasdien vis ilgiau, vis stipriau kultivuoti jį iš tos pusės, suprantant, kad gerai, tu gali prikurti tos materijos visokios gali prikurti ir savo, ir kitiem, o gal ir negali prikurti, bet netgi tai nėra svarbu. Bet kaip tu ją bekurdamas jausis, nes visada šitą tai mes nešiojamės. Ir net kai nueinam naktį mes nešiojamės, nes pagal tai sapnuojam sapnus. Tai jeigu aš ten bekurdamas jaučiuosi blogai ir po to naktį jaučiuosi blogai, tai automatiškai tada įtampa pas mane, jeigu yra įtampa, yra ir lygos. Jeigu yra ir lygos, tai yra ir disharmonijos visokios, blogos emocijos, kažkokie visas įmanomas disbalansai, disharmonijos gyvenime.
Tai va, tai tam žinasis klausimas, kaip neįsitraukti per daug į tą visą materialų į procesą, nors kartais atrodo fainas, va, kūryba, bet pradėjus kurti, kartais ant tiek įtraukia, kad tai jau nebe kūryba, o kažkoks tai konvejeris. Tai va, gal šitaip pabaigsim nekonkrečiai šį įrašą. Ate.